kaip sakot? Jau jungiat? Hare Krishna, brangus bhaktai. Visi, kas susirinkot ir kas žiūrit online. Šiandien skaitom Šrimad Bhagavatam. Pagiedosim dabar. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Nitai Gaura Sundara Ki, Srila Prabhupada Ki, Gaura Pramananda. Tai mes giedojam dabar Mahamantrą. Mahamantra mus paneria į šventus viešpatės vardus ir mes prisimenam, koks mūsų yra gyvenimo tikslas. Tai šiandien mes skaitysim posmą ir pabandysim išsigryninti savo gyvenimo tikslus. Apskritai, koks yra gyvenimo tikslas mūsų, kodėl mes čia atėjom į šitą pasaulį materialų. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Taip, tai šiandien toliau skaitom Šrimad Bhagavatam. Skaitom 4 giesmę, 25 skyrių, 33 posmą šiandien skaitysim. Skyrius vadinasi Karaliaus Purandžano savybės. Taip, 33 tekstas. Navidamavayam samyak kartaram purusharshaba atmascha parasiyapi gotram namacha yatkritam Navidamavayam samyak kartaram purusharshaba atmascha parasiyapi gotram namacha yatkritam Navidamavayam samyak Kartaram Purusharshaba Atmascha Parasiyapi Gotram Namacha Yatkritam. Prabhu?
Navidamavayam samyak Kartaram Purusharshaba Atmanasya Parasyapi Gotram Namacha Yakritam Navidamavayam samyak Kartaram Purusharshaba Atmanasya Parasyapi Gotram Namacha Yatkritam. Pažodinis vertimas. Na, ne, vidama, žinau, vajam, aš, samyak, tiksliai, kartaram, kūrėjo, purušarishaba, o geriausias iš žmonių, atmanaha, mano, ča ir parasya, kitų, api, taip pat, gotram, šeimos istorijos, nama, vardo, ča ir jatkritam, kurie buvo kažkieno sukurti. Šrilos Prabhupados vertimas ir komentaras. Šrila Prabhupada ki. Šišinitai Gaura Sundara ki. Džiai. Mergina atsakė, o geriausias iš žmonių, aš nežinau, kas man dovanojo gyvybę. Į šį klausimą aš negaliu tiksliai atsakyti. Mano palydovų vardai ir jų kilmė man taip pat nežinomi. Komentaras. Gyvoji esybė nieko nežino apie savo kilmę. Ji nežino, kokiu tikslu buvo sukurtas materialus pasaulis. Kodėl kitos gyvosios būtybės gyvena ir veikia šiame pasaulyje? Kokia šio pasaulio pirminė priežastis? Atsakyti į šios klausimus negali niekas. Tai ir yra neišmanimas. Mėgindami išspręsti gyvybės kilmės klausimą, garsūs mokslininkai ieško gyvybiškai svarbių cheminių junginių, ląstelių kombinacijų, tačiau iš esmės nei vienas iš jų nežino, kaip materialiajame pasaulyje atsirado gyvybė. Žodžiai Brahma Jigyasya liudija apie siekimą atrasti mūsų gyvybės atsiradimo materialiame pasaulyje pirminę priežastį. Nei vienas filosofas, mokslininkas ir politikas nežino, kaip mes atsiradome šiame pasaulyje. Kodėl taip atkakliai kovojame dėl būvio ir kur eisime po mirties? Paprastai žmonės mano, kad pasaulyje atsidūrėme atsitiktinai, o kai mus ištiks fizinė mirtis, baigsis gyvenimo drama, kurioje mes atliekame tam tikrą vaidmenį ir mes nueisime į nebūtį. Šių pažiūrų besilaikantis mokslininkai ir filosofai laikytini impersonalistais ir tuštumos doktrinos šalininkais. Pastarajame posme mergina kalba apie tikrąją gyvosios esybės padėtį. Ji negali pasakyti Puranžanai savo tėvo vardo, nes nežino, iš kur ir kodėl atsirado šiame pasaulyje. Ji atvirai prisipažįsta, kad nieko apie tai nenutokė. Gyvą esybę materialiame pasaulyje gaubia nežinomybė. Šiame pasaulyje yra daugybė mokslininkų, filosofų ir garsių valstybės veikėjų, tačiau niekas nežino, iš kur mes atsiradome ir kas mus skatina ieškoti laimės materialiame pasaulyje. Materialiame pasaulyje žmonės gali patenkinti visus gyvybinius poreikius, tačiau per savo neišmanimą jie net nesusimasto, kieno pastangomis šis pasaulis yra tinkamas gyventi, kas patenkina visus būtiniausius poreikius. Šis pasaulis gyvena pagal tam tikrus dėsnius, nepaisant to, žmonės kvailai mano, kad materialiame pasaulyje jie atsirado atsitiktinai ir po mirties nueis į nebūtį, o pasaulis, kuris yra nuostabi vieta gyventi, nors ir be jų egzistuos toliau. Gerai, dabar pasimelsim.
Amagyana timirandasya gyananjana shalakaya chakshurun militam yani tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatat Sahagana Raghunat Tam Sajivam Sadvaitat Savadhutat Parijanat Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakana Vishtam Cha He Krishna Karuna Singho Dina Bango Jagatpati Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancha Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhuni Sute Devi Pranamami Hari Pri Vanchakalpatrubhasya Kripa Sudure Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gerai, dar kartą paskaitysim sanskritą ir vertimą. Navidama vayam samyak kartaram purusharshaba atmascha parasyapi gotram namacha yakritam. Mergina atsakė, o geriausias iš žmonių. Aš nežinau, kas man dovanojo gyvybę. Į šį klausimą aš negaliu tiksliai atsakyti. Mano palydovų vardai ir jų kilmė man taip pat nežinomi. Istorija apie valdovą, Puranžaną. Iš tikrųjų tai yra alegorija. Ir kurią Narada Muni pasakoja Pračetų valdovui. Valdovas koks ten jo vardas? Pračinathishata, tuoj pažiūrėsiu. Pračinathishata, atrodo taip. Jisai buvo patekęs į sudėtingą situaciją. Tuo metu Pračitai atliko askezę. Buvo labai palanki epocha dvasiniam augimui. Tačiau tiek žmonės, tiek pats valdovas buvo linkę į karminę veiklą, į karma kantą. Matydamas tokią apgailėtinę valdovo būseną, Narada Munis užlieja į savo malonę. Jis ateina pas jį ir duoda jam nurodymus, klausdamas, o ką tu nori pasiekti savo karminę veiklą? Ir valdovas jisai suvokė, kad jis susipainiojo, jisai pateko į iliuziją ir jis nuoširdžiai trokšta išsinarplioti šios situacijos ir gauti žinojimą. Galim paskaityti pirmuosius tekstus, kad prisiminti. Didis išminčius Maitrėja tarė Vidūrai, o Vidūra, išklausęs pamokančius viešpatį Šivo žodžius, karaliaus Barišato sūnų su atsidavimu ir pagarba jį pašlovino, ir viešpat Šiva akimirkšniu išnyko jiems iš akių. Šis skyrius pasako, kaip žiloje senovėje valdė karaliai. Iš jų tikrai yra ko pasimokyti. Pavyzdžiui, karalius Barihašta, ketindamas nusišalinti nuo valdovo pareigų, išsiuntė sūnus praktikuoti asketizmą, kad jie taptų gerais valdovais ir rūpintųsi valdinių gerovę. Pats karalius Barihaštas įdėmiai klausėsi išminčiaus Narodos, kuris atskleidė materialio pasaulio ir jame laimės ieškančios gyvosios esybės paslaptis. Tai rodo, kaip gerai tais laikais buvo parinkti valdyti šalį valdovai, karaliai ir karalaičiai. Karaliai rūpinosi savo valdinių gerovę, stengėsi, kad paprasti žmonės geriau suprastų aukščiausiai Dievo asmenį. Fizinis kūnas žmogui yra duotas tam, kad gyvoji esybė pažintų Dievą, savo ryšį su juo ir jam tarnautų. Žiūrėkit, pačiam jau 25 skyriaus pirmame tekste jau yra rašomas mūsų pagrindinis tikslas, kad žmogui yra duotas fizinis kūnas tam, kad gyvoji būtybė pažintų Dievą ir užmegztų ryšį su juo ir tarnautų jam. Karaliai rūpinosi dvasinių valdinių švietimu,
Todėl ir karalius, ir valdiniai buvo įsisąmoninę Krišną ir jautėsi laimingi. Čia verta prisiminti, kad valdovų dinastijos, kuriai priklausė Pračina Barhišatas, pradininkas buvo Dizits viešpatės Bhaktas ir iškiliausias Narada Munio mokinys Maharadža Dhruva. Vadovaudamas šaliai, karalius Pračina Barhišatas pasinėrė į karminę veiklą, nes rengė įvairius aukojimus. Aukojimai leidžia patekti į aukštutinės rojaus planetas. Tačiau apie išvadavimą arba sugrįžimą namo atgal pas Dievą negali būti ir kalbos. Matydamas, kad Maharadžos Dhruvos einis įsitraukė į karminę veiklą, Narada iš užuojautos pats ėjo pas valdovą, kad papasakotų, kas jam iš tiesų yra naudinga apie bhakti jogą. Ir būtent šis skyrius ir pasakoja apie tai, kaip Narada Munis, jisai netiesiogiai išdėstė karaliui Pračina Barhišatai bhakti jogos sistemą. Ir čia dar yra minimi pračetai, kurie atliko askezę. Pračetai 10 000 metų išbuvo po vandeniu, kartodami iš viešpatės Šyvos lūpų išgirstą maldą. Karalaičiai pračetai, tai mums klausant, tai atrodo kažkokia mistika ir fantastika, bet anksčiau tam tikrose jugose žmonės gyveno tam tikrą gyvenimo amžių. Dabar mes Kali jugui vos 100 metų išgyvenam, anksčiau žmonės gyveno 100 000 metų, 10 000 metų, 1000 metų skirtingai pagal jugą. Todėl skaitam kartais mūsų protas gali nesuprasti, nes mes esam labai riboti, mūsų protai yra labai riboti ir ne viską mes galim priimti. Ir va čia atsiskleis mūsų teksto, kurį šiandien mes nagrinėjom 33 tekstą, tikslas ir esmė. Šiuolaikinis žmogus, galimas daiktas, nustebs išgirdęs, kad karalaičiai išbuvo po vandeniu 10 000 metų. Tikrai klausant atrodo kaip fantastika. Tačiau gyventi vandenyje taip pat lengva, kaip ir sausumoje. Tai reikia išmokti, kaip tai daryti. Pavyzdžiui, žuvis visą gyvenimą gyvena po vandeniu. Tam tikros sąlygos padeda joms prisitaikyti prie gyvenimo vandenyje. Senovėje žmonės gyvendavo 100 000 metų. Ir jei jie 10 000 metų skirdavo asketizmo praktikai, tai kitą gyvenimą sėkmė jiems būdavo garantuota. Anuomet tai buvo įprasta. Mūsų dienomis griežta asketizmo praktika neįmanoma, tačiau Satji jugoje ji buvo įkandama. Ir dabar Kali jugoje, jeigu mes pasižiūrėtumėm, kad žmonės iš tikrųjų nėra pasiruošę apskritai priimti nurodymus iš autoritetingų žmonių, netgi iš tų, kurie labai subtiliai pateikia žinias. O jeigu, tarkim, kažkas tai kažkokiam tai savo fanatikavimo lygyje bando perteikti žmonės, tai iš vis žmonės net nenori klausyti. Ir šiais laikais žmonės tapo Kali jugui labai egoistiški, egocentriški, susikoncentravę iš tikrųjų į savo ego. Ir kito nuomonė, kito nurodymai žmogui gali iš vis atrodyti kaip koks ateivis iš kitos planetos. Ir žmonės dabar tapo patys savo šeimininkai ir jie patys viską geriau žino. Ir jeigu pažiūrėti tai, kaip reiškia materialiame pasaulyje žmonės gyvena, tarkim žiūrim į jų elgesį, į jų gyvenimo būdą, į jų veiksmus, į jų kalbą, į jų poelgį, netgi iš judesių. Kai pasižiūri, būna matosi iš šalies, kad žmonės jaučiasi šeimininkais šio materialaus pasaulio, dievais, aš dievas, aš valdau, aš kontroliuoju, aš darau. Ir tai matosi kiekvieną dieną galim su tuo susidurti. Ir žmonės paprastai nenori niekam tarnauti. Jeigu perinama į Radža gūną tai reiškia aistros gūną, jeigu žmonės perina į aistros gūną, tai pas juos vyksta mainai. Aš tau duosiu, bet ir tu man turėsi duoti. Mainų tokia forma. Ale tarnystė, bet iš tikrųjų tai net netarnystė. Ir šiame posme, 33 posme yra prašomi žmonės be Dievo sąmonės, tai yra be Krišnos sąmonės. Ir ką jie turi? Jie turi avidiją. Kas yra avidija?
Avidija tai yra neišmanimas. Šitame posme būtent ir kalbama yra apie neišmanimą. Ir gyvoji esybė, patekdama į šį materialų pasaulį, mes gaunam tokią neišmanimo uždangą, jinai užsideda ant mūsų. Kaip mes galėtumėm išsivaduoti iš to? Koks yra kelias? Ar apskritai yra kelias? Taip, kelias yra. Kelias yra tai dvasinė praktika, dvasinis kelias. Ir mes galime iš tikrųjų gauti žinias iš autoritetingo asmens, iš autoritetingo žmonių. Tai yra iš bona fide dvasinių mokytojų. Ir tada, įgaudami tas dvasinės transcendentinės žinias, mes įgausime Dievo sąmonę. Ir tik tada, kai mes įgausime Dievo sąmonę, tai yra Krišnos sąmonę, tik tada mes galėsime išeiti iš neišmanimo gūnos. Nes, kaip paprašyta šventraščiuose, mes galim pereiti į aistros gūną, o paskui pereiti į satvą gūną. Iš tikrųjų yra labai sunku išsivaduoti iš majos gniaužtų, nes pats Krišna sako, kad tai yra mano energija ir tik tai mano atsidavęs gali iš tikrųjų ištrūkti iš jos. Ir tai jau yra labai aukštas lygis, tas išsivadavimo. Bet jeigu mes pasieksime satvą gūną, tai jau bus didžiulis, milžiniškas pasiekimas mums. Ir čia iš tikrųjų pateikiama alegorija, Valdovas Puranžana. Puranžana jisai personifikuoja, ta prasme jis įsikūnija į gyvąją esybę. Čia jis kaip gyvoji esybė šitam posme pateikiamas. Ir mergina šitoje alegorijoje tai yra intelektas. Jinai atstovauja intelektą. Ir Bhagavad Gitoje rašoma, kad viešpats apdovanoja intelektų, duoda mums žinias ir duoda mums užmarštį ir atmintį. Ką tai reiškia? Ta prasme, kad viešpats jisai gali mums duoti intelektą, bet gali ir atimti iš mūsų jį. Ir mergina šiame posme atstovaujanti intelektą, ji nežino, kas jai padovanojo gyvybę. Ir negali duoti netgi tikslaus atsakymo valdovui. Valdovui tai yra gyvoji esybė, reiškia gyvoji esybė klausia pas intelektą. Kas davė man gyvybę? O geriausias iš žmonių, aš nežinau, kas man dovanojo gyvybę. Į šį klausimą aš negaliu tiksliai atsakyti. Mano palydovų vardai ir jų kilmė man taip pat nežinoma. Tai vat kalbama čia apie neišmanimą. Ir mes esame sąlygoti ir dabar mes patenkame į mają, tai yra patenkame į iliuziją ir mes gyvenam neišmanime. Ir raktas atveriantis duris iš neišmanimo tai yra dvasinė praktika arba atsidavimo tarnystė. Ir būtent transcendentinių žinių dėka mes galime išeiti iš šitos būsenos. Ir budhi yra intelektas. Tai yra, iš tikrųjų, intelektas yra labai svarbus mums instrumentas, nes jis kontroliuoja protą. O protas yra vienas svarbiausių jausmų ir Bhagavad Gitoje yra rašoma. Sąlygota siela keliauja materialaus kūno vežimu. Pabandysiu rasti paveikslėlį, aš prisimenu. Šitas paveikslėlis kažkada tai mane sužavėjo, dar paauglystėje, kai aš pirmą kartą pamačiau. Vat šitas paveikslėlis Bhagavad Gitoje, tai reiškia sąlygota siela, jinai keliauja materialaus kūno vežimu, kurio vežėjas yra intelektas. Protas tai yra vadžios, o nesutramdytos juslės tarsi veržlus žirgai. Reiškia mūsų juslės, mūsų jausmai, tai kaip žirgai, jie veržiasi į priekį. Ir kaip mes galim juos sukontroliuoti, yra labai sudėtinga. Labai sudėtinga gyvai esybė iš tikrųjų numalšinti protą savo intelektu. Intelektas jis turi būti labai tvirtas, labai stiprus. Ir visa dvasinė praktika yra būtent skirta tam, kad mūsų intelektas jisai būtų švaresnis.
ir tvirtesnis. Ir kad savo intelektą mes galėtumėm nukreipti į pagrindinį gyvenimo tikslą, o mūsų tikslas yra patenkinti viešpatį. Visada prisiminti ir niekada nepamiršti viešpatės Krišnos. Jeigu, tarkim, intelektas yra užsiteršęs, jeigu intelektas yra silpnas, kas vyksta? Mes tada pamirštame savo gyvenimo tikslą, mes paskenstame iliuzijoje, ta prasme, maja mūsų užvaldo, o čia labai slidus dalykas, tu gali paslysti labai greitai, net nepastebėsi. Ir tada kas vyksta? Tiesiog mes panyrom į karminę veiklą, viskas. Ir ta linija, jinai yra antiek subtili, kad tu gali net nepajausti to, tu gali net nesuprasti to. Veikla, kuri yra nesusijusi su atsidavimo tarnystė, tiesiog mus veda tolyn jau nuo viešpatės ir nuo mūsų tikslo. Taip pat, tarkim, jeigu mes pradėsim filosofuoti, nesiremdami šastromis, nesiremdami šventrašiais, tai kas vyks? Vyks spekulacija. Mes tiesiog spekuliuosime. Todėl mes turime autoritetingus asmenys, kuriais remdamiesi mes galim cituoti šventrašius, galim cituoti Šrilą Prabhupadą. Jeigu mūsų guru Maharadžai eina Šrilos Prabhupados misijos keliu, vykdo misiją ir šneka Šrilos Prabhupados žodžiai, šneka šventrašiais, tai jie eina link tikslo, eina link Krišnos. Ir viską, ką mes darome, mes turime užimti atsidavimo tarnystę. Kodėl atsidavimo tarnystė, toks terminas yra juk davanaragha, tai yra užsiimti tarnystę viešpačiui, patenkinti viešpatį. Ir šiame posme yra kalbama irgi apie šeimą, kad čia yra materialaus egzistavimo šulinys arba abrahmačari dar kitaip. Tiesiog žmonės galvoja, kad jeigu tu gyveni šeimos ašrame, tai karminė veikla jinai įtraukia ir žmogus degraduoja. Bet yra iš tikrųjų varnašrama dharma, tai yra, kai yra tam tikros pakopos, kai žmogus pereina į brahmačarį ašramą, tada grihastą, vanaprastą ir saniasę. Tas ašramas iš tikrųjų yra reikalingas. Aišku, yra išimtis, yra žmonės, kurie kryptingai mato ir eina link tikslo, turi skonį, turi tą entuziazmą, supratimą, tada aišku nėra būtinybės pereiti grihastą ašramą, bet tai yra išimtis ir iš tikrųjų tai yra tokių žmonių praktiškai nėra arba tiesiog jie yra vienetai, nors mes esam sutikę tokių žmonių. Krišnos sąmonėje bhakti jogoje yra tokių žmonių, kurie kryptingai eina, tai Maharadžai, daugybė Maharadžų yra. Ir iš tikrųjų tas grihastra ašramas, kam jis yra reikalingas? Jis reikalingas yra tam, kad žmogus galėtų įgyvendinti savo norus, savo norus ir troškimus. Bet tos norus ir troškimus jisai turėtų reguliuoti, jisai turėtų sureguliuoti juos. Ir reguliuodamas savo norus, svarbiausias dalykas, ko neturi pamiršti žmogus, tai yra nepamiršti savo pagrindinio gyvenimo tikslo, tai yra ėjimo link viešpatės. Ir ne tik ėjimo, bet ir vesti taip pat šeimos narius link Dievo. Tai yra vykdomos tam tikros pareigos, bet tuo pačiu mes einame link Krišnos. Ta prasme, kad Krišna, viešpats, jis visą laiką turi būti centre mūsų gyvenime. Kaip sakoma, nereikia nieko keisti, reikia tik pastatyti viešpatį į centrą ir gyvenimas pasikeis. Tai aš iš praktikos galiu pasakyti, kad aš gyvenime kaip ir nieko nekeičiau, tiesiog pamažu mažais žingsneliais ėjau link viešpatės ir kai jau viešpats atsirado mano gyvenimo centre, kai aplink jį viskas pradėjo suktis, mano gyvenimas palaipsniui pasikeitė, bet pasikeitė natūraliai. Ir sėkmė atėjo į mano gyvenimą, palaima atėjo, ne vieną kartą jaučiau pilnatvę viduje. Ir kai dauguma žmonių jaučia skausmą, neviltį, nusivylimą, kai jie bėga nuo savo problemų,
nežino, kaip jas spręsti, nežino, ką daryti. Jiems yra sunku, nes jie gyvena be Dievo, jie gyvena be viešpatės. Bet kai tu esi kartu su viešpačiu, kai tu stengiasi, kai tu nori patenkinti viešpatį, kai tu medituoji, kai tu galvoji apie jį, skaitai apie jį, lilas, šventraščius, kai tu klausai, kai tu giedi jam, kai tu viską darai dėl viešpatės, tavo sąmonė labai stipriai keičiasi. Ir va ta sąmonė, jinai apsivalo. Ir intelektas, mūsų intelektas, jis tampa švarus, nebebūna užterštas. Nes dauguma žmonių yra su užterštų intelektu. Ir vat būtent ta moteris, kuri kalbama šiame posme kaip alegorija, ir yra intelektas. Ir paprastai dživa siela, jeigu jinai sąmoninga, tai jinai gali rinktis, kokiu keliu jinai eis. Ir kai jinai nesąmoninga, ji tiesiog nesupranta, kas ji yra, kodėl ji ne šis kūnas, o dvasinė siela. Kokia mūsų lemtis, tai gali pasakyti astrologas, gali pasakyti liniją žiūrintis profesionalas žmogus ir pasakyti, kad mūsų yra tokia lemtis, mums lemta taip ir taip ir taip. Bet jeigu tu esi Dievo sąmonėje, Dievas keičia tavo lemtį ir gali viskas pasikeisti. Netgi žvaigždės, kurios tau nulėmė tam tikrus dalykus, gali pasikeisti, nes tu esi su Dievo sąmonė. Aš žinau iš patirties, iš savo patirties, kai daugelį dalykų pasikeitė mano gyvenime, nors man buvo lemti pagal mano lemtį, pagal žvaigždės, pasakyti tam tikri dalykai, kurie turėjo tarkim įvykti tam tikrais gyvenimo periodais. Bet aš mačiau realiai ir stebėjau save iš šalies, kaip viskas pasikeitė gyvenime. Ir kai tu galvoji apie viešpatį, kai tu medituoji į jį, viešpats keičia tavo gyvenimą. Ir tai iš tikrųjų yra nuostabus dalykas, nes apskritai pats nuostabiausias dalykas, koks gali būti gyvenime, bent jau mano gyvenime, tai kad aš susipažinau su viešpačiu, kad aš jį prisiminiau, kad jis pabudo mano širdį. Ir aš galvoju, šitiek metų, 30 metų pragyvenau ir 30 metų, tik 33 metų, beros 33 atėjau į Krišno sąmonę. Tai ką aš veikiau šitiek metų, koks mano gyvenimas buvo beprasmis. Buvau pasinėrusi į karminę veiklą, į pasitenkinimus, į užgaidas, į norus, dariau tai, ką norėjau. Apskritai nesupratau gyvenimo prasmės. Ir viskas apsivertė, kai atėjau į Bhakti jogą. Ir Bhakti joga davė man daugybę dalykų, apvertė mano gyvenimą 180 laipsnių kampu. Tai kai pasikeitė mano gyvenimas, aš pradėjau rašyti dabar knygą apie savo dvasinę praktiką. Ir knygoje pasidalinsiu savo išgyvenimais, savo patirtimi ir atėjimu į Krišno sąmonę. Ir labai noriu atskleisti tą aspektą, parodyti žmonėms, kaip Krišno sąmonė, apskritai Bhakti kelias, Bhakti joga. Bhakti iš sanskrito reiškia meilė, meilės joga, kaip jinai gali pakeisti gyvenimą kiekvieno iš mūsų. Ir tikėjimas ir apskritai Dievas, jis ateina į mūsų gyvenimą ir tampa didžiuliu stebuklu. Ir kaip tai vyksta, aš pasistengsiu atskleisti savo knygoje, parodydama sunkiausius momentus, sunkiausius išgyvenimus ir kaip žmonės gali degraduoti, kaip jie gali nusiristi žemiau gyvulio lygmens ir kali jūgoje, kaip žmonės dabar degraduoja. Va, išsikalbėjau apie knygą. Tai tiesiog norėjau su jumis pasidalinti ir paprašyti palaiminimų, kad man pavyktų ją pabaigti. Hare Krishna. Tai kalbant toliau apie Krišno sąmonę, tai keičiasi mūsų įpročiai, keičiasi mūsų nuotaikos ir jausmai, kuriuos mes išgyvename, ir netgi būsena. Ir tada vyksta transformacija mūsų viduje. Nes dvasinė praktika, jinai apskritai viską keičia, tiek fizinėme, tiek psichinėme lygmenyje, netgi tam subtiliam lygmenį, kurio mes negalim apčiuopti, negalim pajausti. Ir pavyzdžiui, paprastas pavyzdys, vat aš matau, gėlytė auga, taip, bet aš noriu paimti ją nuskinti, bet aš jos neskinsiu. Kodėl aš neskinsiu tos gėlytės? Nes čia yra gyvoji esybė.
aš ją geriau pauostysiu. O dar geriau, jeigu aš ją nuskinsiu, tai aš ją paimsiu ir paukosiu viešpačiui. Ir kas vyks tada, kai aš paukosiu viešpačiui tą gėlytę? Ta gėlytė gali išsivaduoti. Ir galbūt dvasiniam pasaulyje vieną dieną, kai mes turėsime dvasinį kūną, mes susitiksim su ta gėlytė dvasinėme pasaulyje. Tai taip keičiasi mūsų sąmonė ir keičiasi mūsų intelektas. Tai yra intelekto švarumas. Ir jeigu mes kultivuosim tokią nuotaiką, koncentruodamėsi į viešpatį, tada mūsų intelektas labai stiprės. Ir paprastai viešpatės atsidavusiesiems, jiems patinka klausytis šventraščius, Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatam, patinka pasinerti į tą dvasinę praktiką ir tai jau rodo intelekto švarą. Skaitimas, klausimas, šventų vardų kartojimas, tai jau yra intelekto švara. Jeigu atsiranda skonis šitiem dalykam, reiškia mūsų intelektas keičiasi. Ir kai mes einame iš išmanimo ir kai mes einame link žinių, link žinojimo, tada kas vyksta? Tada viešpats įeina į mūsų širdį ir duoda mums intelektą. Jeigu, tarkim, žmogus įžeidinėja kitus, skaudina, sukelia kažkokių tai problemų ar rūpesčių kitoms gyvosioms esybėms, tai viešpats tiesiog gali paimti ir atimti intelektą iš tokio žmogaus. Ir tada bus perinama iš intelekto į tą proto platformą. Ką tai reiškia? Mes darysime tada tik tai, ko mums norisi, ne tai, ko mums iš tikrųjų reikia. Ir mes būsim vedami tų troškimų, materialių norų. Ir tada jau mūsų nebetrauks nei pasakojimai apie viešpatį. Mes nenorėsim girdėti net tai, kad viskas priklauso tik jam, tik viešpačiui. Ir koks tada mano tikslas, kas aš esu. Ir tai bus užmirštama. Ir ateis ta diena, ateis senatvė, kai tu būsi niekam nereikalingas, kai tu būsi senas ir ligotas. Ir tiesiog būsi užmirštas ir paliktas. Ir tą minutę, tą akimirką, kai vyks pats svarbiausias gyvenimo egzaminas, tiesiog tu būsi išsigandęs. Aš mačiau žmonių akis, kai jie palikinėjo kūną. Kadangi neseniai išėjo mano mamytė ir kai jinai buvo ligoniniai, aš ją labai lankiau slaugos ligoninėje, o ten jau ligoniai, kai kurie tie, kurie tikrai jau greitai gali palikti kūną, ten dauguma tokių ligonių yra. Ir kai tu ateini, tu matai, ten guli ir direktoriai, ir vadovai, ir kažkokie tai viršininkai buvę, užimantis kažkokias tai aukštas pareigas. Bet tenai, toj ligoniniai, jie visi tiesiog yra ligoniai, gulintis ligoniniai. Tai yra tiesiog žmonės, bet iš tikrųjų jie nėra žmonės, jie yra dvasinės sielos. Bet kai tu neturi dvasinių žinių, tu nežinai, kas bus toliau, tu esi baimiai, nežinomybei. Ir kai aš žiūrėjau tų žmonių akis, aš mačiau Šišinitai Gaura Sundaraki džiai. Kai aš žiūrėjau tų žmonių akis, aš mačiau baimę jų akise, neviltį ir didžiulį skausmą. Tas skausmas, jisai toks, tiesiog skausmas tas jis yra iš nežinomybės, nes aš nežinau, kas bus paskui, kai aš išeisiu, į ką aš išeisiu, kur aš būsiu, kur aš atsidursiu. Žmonės nežino, kad jie yra amžini, kad jie yra dvasinės sielos, jie niekada nemiršta, jie tik tai keičia kūną. Bet kaip išeiti iš to rato? Koks yra mūsų tikslas? Mūsų tikslas yra išeiti iš gimimo ir mirties rato ir nebegrįžti čia į šitą materialų pasaulį, o grįžti į dvasinį pasaulį. Į dvasinį pasaulį, iš kurio mes atėjom. Kodėl mes atėjom čia? Mes atėjom čia, nes mes pavydėjom viešpačiu, mes norėjom būti valdovais, mes norėjom viską kontroliuoti. Todėl mes atėjom čia ir esam čia ir dabar visi.
Ir Šrimad Bhagavatam, 25 skyriui, kurį mes skaitome, 3 tekste, rašoma, kol karalaičiai tramdė kūną po vandeniu, jų tėvas buvo pasinėręs į karminę veiklą. Matydamas tai iš užuojautos karaliui, šventasis išminčius, didis dvasinio gyvenimo paslapčių žinovas ir mokytojas, Narada nutarė atskleisti dvasinio gyvenimo paslaptis. Ir čia Šrilos Prabhupados komentaras. Šrila Prabhupada ki džai. Didis viešpats, Čaitanijos Bhaktas, Šrila Prabodhananda Sarasvatis Thakura lygina kaivalę įsiliejimą į Brahmano švytėjimą su pragaru, o gyvenimą aukštutinėse planetose, rojaus malonumus jis vadina fantasmagorija. Tai reiškia, kad Bhakto akimis karmių ir gyjanių tikslai yra nereikšmingi. Aukščiausias karmių tikslas – patekti į rojaus planetas, o gyjanių tikslas – įsiliekti į Brahmano švytėjimą. Ta prasme, kad karmiai siekia, dabar koks yra planetų išsidėstymas. Yra žemutinės planetos, yra vidurinės planetos, yra rojinės planetos ir dar aukščiau yra viešpatės planetos. Tai mes esam vidurinėse planetose ir čia rašo, kad karmiai siekia patekti į rojinės planetas tam, kad galėtų tenkintis. Bet patekus į rojinės planetas, mes bet kada galime vėl grįžti atgal į vidurinę planetą, tai yra Žemės planetą, kurioje gyvenam. Yra gyjanių tikslas įsilieti Brahmano švytėjimą. Tai tarp rojinių planetų ir viešpatės planetų yra dar vieta, tai yra Brahmano švytėjimas ir paprastai gyjaniai jie siekia įsilieti su Brahmanu. Bet bhakti jogoje mūsų tikslas yra aukštesnis. Be jokių abejonių, gyjaniai pranoksta karmius. O apie tai kalbėjo ir pats viešpats Čaitanija, koti karman ištama dieji, ką gyjani išrieštha. Vienas gyjanis impersonalistas vertas 1000 karminę veiklą įsitraukusių žmonių. Todėl Bhaktas niekada nesirenka karmos kelio, tai yra jis vengia įsitraukti į karminę veiklą. Matydamas, kad karalius Pračina Bahisratas visą galvą pasinėręs į karminę veiklą, Narada Munis pajuto jam užuojautą. Žinoma, jagijas rengiantis ir aukštutinės planetas, siekiantis patekti žmonės yra žymiai pranašesni už paprastus materialistus. Tačiau tyro bhakto akimis ir karma, ir gyjana yra klaidinantis iliuzinės energijos bruožai. Tai reiškia, kad bhaktai jie žiūri dar aukščiau, jų netenkina, jie nenori keliauti į rojines planetas ir tenkintis. Bhaktai jie nori tarnauti Krišnai, jie nori keliauti pas Krišną. Yra bhaktų, kurie net pasiryžę keliauti į demoniškas planetas, į pragaro planetas, tik kad patenkinti viešpatį. Kokia yra stipri tarnystės nuotaika pas bhaktus. Ir dar vienas posmas pabaigai labai tinka mūsų 33 posmui, kurį šiandien nagrinėjom. Tai čia bus 4. Narada Munis, jisai užliejo, reiškia, karalių savo malonę. Narada Munis paklausė karaliaus Pračina Bahisrato, o valdove, ko tu sieki karminė veikla? Juk svarbiausias gyvenimo tikslas atsikratyti kančių ir surasti laimę, tačiau karminė veikla nepadės to padaryti. Žiūrėkit, svarbiausias gyvenimo tikslas atsikratyti kančių. Mes esam čia dabar šitam materialiam pasauly, kančių, čia juk iš tikrųjų yra kančių vandenynas, mes gyvenam kančiose ir visą laiką būdami įsitraukę į materialią veiklą, mes galvojam, kad mes išsivaduosim, kad mums bus lengviau, mes einam, dirbam, darom ir siekiam kažko tai dėl tos trumpalaikės laimės, kurie ateina akimirką ir vėl išeina. Ir va čia yra komentaras Šrilos Prabhupados. Materialusis pasaulis yra iliuzijos viešpatyje. Iliuzija užtemdo gyvosios būtybės intelektą. Va apie ką mes ir kalbėjom. Aistros gūnos veikiamas žmogus dirba nuo ryto iki vakaro, kad galėtų džiaugtis darbo vaisiais. Tačiau jam neateina į galvą,
kad laikas neleis jiem džiaugtis jais amžinai. Mes gaunam kažkokį tai rezultatą ir mums atrodo, kad viskas, mes jau pasiekėm rezultatą ir tai jau yra laimė, tai jau yra sėkmė. Bet tai yra laikina, tai yra akimirkos momentas. Mes gavom ir tai vėl išeina ir mes vėl pasineriam į kančią. Tikslas, kurį jis pasiekė, nevertas įdėtų pastangų. Net ir tuo atveju, kai jo pastangos atsipirka, jam tenka nemažai iškentėti. Jeigu neturtingoje šeimoje gimė žmogus užsimano mašinos, materialių daiktų, jis turi sunkiai dirbti daugelį metų. Taigi laimė, jinai yra pasiekiama per kančias. Laimė grynuoju pavidalu materialiame pasaulyje neegzistuoja. Už bet kokį malonumą čia tenka mokėti kančia. Ir taigi kančia jinai yra neatsiejama nuo materialaus pasaulio esmės. Bet koks malonumas, kurio mes ieškome, yra paprasčiausiai iliuzija. Galų gale mes visi patiriame kančias susijusią su gimimu, senatvė, ligomis ir mirtimi. Kad ir kokius nuostabius vaistus žmogus sukurtų, jam nepavyks išvengti kančių, kurias sukelia ligos ir mirtis. Iš tikrųjų, medicina negali padėti žmogui veikti visų ligų ir mirties. Ir materialiame pasaulyje laimės nėra. Tačiau iliuzijos paklaidintas žmogus, jis visa galva pasineria į materialią veiklą, tikėdamasi surasti tą laimę. Maža to, jis mano, kad alinantis darbas ir yra jo laimė. Ir tai irgi yra iliuzija, kuri šitaip įtraukia kiekvieną žmogų. Aiškiai tai suvokiantis, Narada Munis paklausė karaliaus Pračina Barhišato, ko šis siekęs daugybė ištaigingų aukojimų, net patekęs į rojaus planetas, žmogus neišvengs kančių susijusių su gimimu, senatvė, ligomis ir mirtimi. Kitas prieštaraus, kad bhaktai taip pat kenčia praktikuodami asketizmą, nes atsidavimo tarnystė yra susijusi su savitramda. Ir čia irgi toks yra momentas su atsidavimo tarnystė ir asketizmo. Tai iš pradžių, kai mes pradedam kažką tai daryti, kažkokį tai naują dalyką, praktikuodami, atrodo, kad mes atliekam tą praktiką, tą, ką mes darom, tai mums tampa labai sunku ir asketiška. Ir protas būna nepriima, kūnas nepriima. Ir mums reikia save nugalėti savo juslės. Bet pamažu, atlikdami tam tikrą dalyką, tas asketizmas mūsų pereina į mūsų kasdienę veiklą. Pavyzdžiui, yra labai sunku keltis, tarkim, į Mangala aratį, taip, tas laikas, kuris atrodo palankus, Brahma Murti, taip gerai. Bet yra daugybė gyvų pavyzdžių, ašrame, bhaktai, kurie keliasi kiekvieną rytą, pavyzdžiui, Apavrita Mataji, kuri keliasi kiekvieną rytą, juk iš pradžių, kai mes keliamės, mums yra taip asketiškai sunku, taip sunku tai įveikti, padaryti, bet visi, kas čia gyvena ašrame, puikiai žino, kai tu tai darai pastoviai visą laiką, tai tampa jau nebe net asketizmu, tai tampa tavo gyvenimo dalim. Tai lygiai taip pat su mūsų savybėm, su mūsų norais ir su mūsų juslėm. Tai, ką mes darom kasdien, tai virsta mūsų gyvenimo dalimi. Ir tai keičiasi. Iš pradžių tai būna kaip ir savitramda, bet paskui tas asketizmas įgauna visiškai kitokį skonį. Žinoma, neofitams dažnai būna sunku vykdyti su atsidavimo tarnystė susijusias pareigas. Tačiau jie bent turi viltį, kad galų gale jiem pavyks išvengti kančių ir pasiekus tobulumą surasti tikrąją laimę. Paprastas karmis tokios vilties neturi, net ir patekęs į aukštesnes planetas, jis neišvengs gimimo, senatvės, ligų ir mirties. Netgi Brahma lokoje gyvenančiam aukščiausios visatos planetos valdovui, viešpačiui Brahmai yra lemta mirti. Nors viešpats Brahma gimsta ir miršta ne kaip paprastas žmogus, tačiau ir jis, gyvendamas materialiame pasaulyje, neišvengia gimimo, senatvės, ligų ir mirties sukeltų kančių. Kas nori atsikratyti šių kančių, tas turėtų pasirinkti atsidavimo tarnystės kelią. Ir pats viešpats patvirtina šitą mintį Bhagavad Gitoj.
4 skyriui 9 posme. Janma karmača me divyam, evam jo veiti tatvata, jak tvadiham punarjanma, naitima mėtiso Arjuna. Kas suvokė mano transcendentinio apsireiškimo ir žygių esmę, tas palikęs kūną niekada daugiau negims materialiame pasaulyje ir sugrįš į mano amžiną buveinę, o Arjuna. Taigi, iki galo įsisąmoninęs Krišna, Bhakta po mirties nesugrįžta į šį materialų pasaulį, jisai keliauja namo, jis keliauja atgal pas Dievą. Tai ir yra tikroji kančios debesų netemdoma laimė. Tai va, viešpatis Krišnos Bhaktas, jisai grįžta atgal pas Dievą, ten, iš kur jisai atėjo. Tai tiek, gal turit kažkokių klausimų, o gal papildymų šios dienos tema? Taip. Bet klausimas yra toks, tai kaip tada suderinti savo tarnystę su materialiu pasauliu. Nes aš, pavyzdžiui, iš savo pozicijos aš turiu realiai visą savo gyvenimą ir man ateina dominuoja industrija, dominuoja amsas ir ražasas, nusatos labai mažai. Tai mano, aš tokia gaunu atsakymą, kad man tiesiog reikėtų to atsisakyti. Tai klausimas būtų toks, kaip suderinti tą balansą, ne? Nes taip, mūsų veikia visą laiką 3 gamtos gūnos. Tai yra tama gūna, neišmanimo gūna, radža gūna, aistros gūna ir satva gūna. Ir mes visą laiką esame veikiami šitų gūnų. Kaip išlaikyti tą balansą? Geras klausimas. Aš irgi dažnai apie tai galvoju ir galvoju, kaip vis dėlto gyvenime tai vyksta realiai. Bet labai daug priklauso iš tikrųjų nuo mūsų nuotaikos ir pirmiausia tai nuo mūsų sadanos. Nuo sadanos, kurią mes atliekam kiekvieną dieną, nes nuo to netgi priklauso visa diena, likusi diena. Svarbiausias dalykas tai yra mūsų džapa. Džapa. Kodėl mokytojai visą laiką kalba apie džapą? Tai yra, džapa tai yra mūsų asmeninis santykis su viešpačiu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tuo metu, kai mes kartojame šventus viešpatės vardus, mes kviečiamės viešpatį, mes šaukiam jo ir jisai ateina pas mus. Jis ateina tuo metu, mes apie tai pamirštam, mes kartais automatiškai Hare Krishna, 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 Hare Rama, Rama, Hare. Mes tiesiog kaip robotai būna taip, kad tiesiog kartojam, bet mes net nesuvokiam. Jūs pagalvokit, ant kiek mes esam riboti, mes nesuprantam, kad tą akimirką pas mus ateina viešpats, jisai yra su mumis, tai kokia yra didžiulė malonė. Tai svarbiausias dalykas, visi mokytojai tą akcentuoja, yra mūsų džapa, mūsų santykis su viešpačiu. Jeigu mūsų džapa kyla, kokybė kyla, viskas keičiasi. Tai vienas svarbiausių dalykų, mūsų sadana, kada mes keliamės, kokias mes praktikas ryte atliekam. Ir ar mes klausom Šrimad Bhagavatam, ar neklausom, tas irgi įtakoja. Tai jeigu tai tampa įpročiu, žiūrėkit, mes šiandien kalbėjome apie intelektą, taip, mūsų intelektas valosi, jis tampa švaresnis, jis nebūna užgoštas to neišmanimo gūnos. Po truputį ateina viešpats į mūsų gyvenimą ir tas balansas, jisai reguliuojasi. Ir ta veikla, kurią jūs užsiemat, nereikia nieko atsisakyti. Tiesiog tu gyvenėjai savo gyvenimą, bet savo gyvenime tu turi viešpatį. Ir viskas po truputį natūraliai pradeda reguliuotis.
Jeigu tu nekritikuoji, nesmerki, neįžeidinėjai viešpatės Bachtų, jeigu tu neprisirenki aparatų, tavo dvasinė praktika tik tai stiprės ir augs. Nes yra daugybė atvejų, kai atrodo, kad Bachtai praktikuoja, šitiek tarnysčių daro ir taip toliau, bet pradeda kritikuoti kitus Bachtus ir tada viskas. Tada praktika pradeda krenta, skonis dingsta ir tu nesupranti, kas vyksta. Bet gūnos, Simonai, jos visą laiką mus veikia ir mes nieko negalim padaryti. Vienintelis dalykas, mes negalvokim apie tai, kad vai, dabar va čia tokia mane gūna veikia ar kitokia gūna. Mes galvokim apie viešpatį. Leiskim viešpačiui, kad jisai viską kontroliuotų, nes jis ir viską kontroliuoja, reguliuotų. Aš pati žinau iš savęs, kaip kartais atrodo, oi, nu va čia tai taip turi būti, o šitas tai va taip būri. Vėlgi įsijungia tas mūsų vidinis noras kontroliuoti, nes mes imituojam viešpatį to nesuprasdami, nesuvokdami. Mes norim būti valdovais čia. Mes norim viską kontroliuoti, reguliuoti. Pati žinau iš savęs, kai kartais norisi man kontroliuoti, reguliuoti. Bet atiduokim viešpačiui, tegu jisai kontroliuoja. Jisai viską sukontroliuos ir viską sureguliuos ir bus taip, kaip turi būti. Ir tas balansas jis anksčiau žinok ar vėliau ateis. Nes jeigu tavo sadhana stipri, tu klausai Šrimad Bhagavatam, tu klausai kirtanų, tu dalyvauji kirtanuose, tu šlovini prasadą, jau viešpats yra atėjęs tavo gyvenime. Tai yra, žiūrėk, žmonės gabaliuką prasado gauna ir kokią jie malonę gauna, kokia galia yra prasado iš tikrųjų, tai yra milžiniška galia. Viskas, jie jau gavo malonės, o tu gauni malonę kiekvieną dieną. Mes kartais net nesuprantam ir net neįvertinam tai, ką mes turim. Mes iš tikrųjų labai daug ką turim. Mes turim viešpatį. Žmonės, kurie gyvena be viešpatės, aš kartais žiūriu tos žmonės, man taip jų gaila ir galvoju, kaip jiem yra sunku, kaip jiem yra baisu. Ir pavyzdžiui, ką jie daro, kai kažkas atsitinka tau gyvenime, į ką jie kreipiasi, su savim kalbasi, į ką kreiptis, su kuo kalbėti, savęs prašyti pagalbos, tėvų prašyti pagalbos, tai tėvai galbūt išėję, gal jų nėra. Bet, nu va taip yra ir matai žmonės ir supranti, kaip jiem yra sunku. Ir, nu man tai iš vis yra mistika. Toks vat gyvenimas. Bet iš tikrųjų aš anksčiau gyvenau be Dievo, taip gyvenau, bet aš visą laiką širdyje jaučiau ir žinau, kad Dievas yra. Tik aš buvau neradus savo kelio. Aš labai ilgai ėjau link dvasinės praktikos, nebuvau radus savo kelio. Nes man visi keliai, kuriuos sutikau, man jie buvo nepriimtini, aš nerasdavau atsakymų, arba man susukdavo galvą kai kurie dalykai, arba tiesiog, jeigu tu kažko tai nesupranti ir tau neateina atsakymo, tai tu visai kitaip į tai pradedi žiūrėti, tada nesupranti ir tu klausi, aš atsimenu, kaip bažnyčioje aš pas kunigą paklausiau, kas yra Dievas, kaip atrodo Dievas, paaiškinkit. Tai man jis atsakė taip, Dievas yra energija ir meilė. Tai dabar aš suprantu, kad jisai tada kalbėjo apie Brahmadžiotį, bet Bhakti jogų yra dar aukščiau, mes kalbam apie dar aukštesnius dalykus ir tada manęs, pavyzdžiui, nepatenkino tas atsakymas, nepatenkino ir viskas, ir aš ieškojau atsakymų kitur ir atėjau iki Bhakti jogos. Bhakti joga man davė visus atsakymus, aš viską, ko savęs paklausiu, aš viską randu. Man mokytojai atsako, man Bhaktai atsako, man šventraščiai atsako, aš randu visus atsakymus, koks gyvenimo tikslas, kodėl aš čia atėjau, kodėl aš visą laiką nelaiminga materialiam pasauliu, kodėl šitiek kančių yra, kas yra ta laimė, kaip patirti tą pilnatvę. O tu gali patirti tą pilnatvę, net sėdėdamas kirtane, tu gali patirti tą pilnatvę, jeigu pas tave yra nuotaika, tarnystės nuotaika, patenkinti Krišną. Aš prisimenu, jo maloniai Čitanja Čandračaram Prabhu pasakojo vieną tokį momentą, kaip sėdėjo kirtane ir visi ten brahmačari, visi ten grojo, wow, transcendentinis kirtanas, visi ekstaziai. Ir vedė kirtaną Niranjana Swami Maharadžas ir staigiai pasikeitė melodiją, groja ir visi sėdi be ūpo ir taip kažkaip, sėdi visi tiesiog gėda ir nėra tos nuotaikos, nėra tos skonio. Kas yra? Ir jo malonį Čitanja Čandračaram Prabhu nuėjo pas jo malonį Niranjana Swami Maharadžą, dar tada jau jauni buvo labai. Ir klausė, kodėl taip atsitiko, kodėl per kirtaną staigiai dingo ta ekstazė. O Niranjana Swamis ir pasakė, dėl to, kad jūs galvojate apie save.
Jūs galvojat, kaip man gerai per kirtaną, kokią ekstazę aš patiriu, kaip faina. Jūs negalvojat apie Krišną, jūs pamiršot Krišną. Kai jūs pradėsit galvoti apie Krišną ir apie tai, kaip aš noriu patenkinti viešpatį, tai tada ir ateis ta ekstazė. Jinai natūraliai ateis, nes viešpats užlies, nes tu apie tai negalvoji. Tu galvoji apie viešpatį, ne apie save. Nes paprastai mes galvojam tik apie save. Kaip man geriau, aš noriu. Viskas. O kai mes galvojam apie viešpatį, viešpatis viską mums duoda. Mes gaunam absoliučiai viską. Ir mes esam be galo turtingi bhakti jogui. Džiaukimės, ką mes turim šiandien. Mes esam labai turtingi, patys turtingiausi šitam pasauliu. Ačiū Krišnai, kad esam bhakti jogui. Hari Krišna, brangus bhakti. Kaip sakot? Jo, manau, kad ateina kiekvienam tas laikas, kai kiekvienas turi tą dvasinį matymą. Aš turiu visokių tų realizacijų, visokių pavyzdžių, stiprių labai daug turiu tikrai. Daugiausia tai man iš tikrųjų atėjo per kančias ir suvokimą, kad viešpats yra svarbiausias. Pavyzdžiui, visą laiką teoriniam, tarkim, lygmenį, aš žinau, kad mes esam dvasinės sielos. Ir kas? Aš žinau, nuskaičiau. Bet kaip tai suprasti praktiškai? Ir stipriausias momentas, aišku, aš jau iki to buvau šitą supratus ir pamačius, tas buvo toks dvasinis matymas. Bet stipriausias turbūt buvo tas momentas, kai mano mama paliko kūną. Ir tuo momentu aš realiai visą savo širdim supratau, kad aš esu dvasinė siela. Ir tai buvo antiek stipru, tai buvo žiauriai stipru. Ir aš galvau ne tai, kad, tai dabar ką? Tai dabar laidotuvės mamos, užkasiu mamą, tada galėsiu eiti ant kapelio, pasodinti gėlytę, šnekėti su ją ir kaip man bus ir aš galėsiu verkti ir gailėti savęs, kaip man sunku, kaip man blogai. Bet ką duoda Krišna, kokį jisai dvasinį matymą duoda? O duoda matymą tą, kad mes esam dvasinės sielos. Ir aš kai pradėjau galvoti, ką aš galiu padaryti dėl šitos dvasinės sielos? Tai buvo dvasinė siela, atėjus pas mane, mano mamos formoje, kuri man davė begalinę meilę, rūpestį ir viską. Kaip aš jai galėčiau atsidėkoti? Ką aš galėčiau padaryti? Ir aš kai pradėjau galvoti apie ją, kaip apie dvasinę sielą, kaip aš galėčiau kažką jai duoti. Kirtaną padaryti, mahaprasadą duoti, pasimelsti ir taip toliau. Viskas pasikeitė. Netgi Simonoje viduje nebuvo to tokio skausmo. Ir aš sutikau kolegę, kurios mama panašių laikų išėjo. Ir man taip jos gaila pasidarė, jos veidas perkreiptas, kokia jinai nelaiminga, koks skausmas, žiūri į ją ir matai, koks žmogus nelaimingas. Ir aš sakau, ar tu už mamytę meldėsi? Jinai taip. Sakau, pasimelsk už jos sielą, tu padėk ją išeiti, nes tu ką dabar darai? Tu savęs gaili, tau gaila savęs. Tau gaila savęs, nes šalia nebus to žmogaus, kuris tave mylėjo ir tavim rūpinasi. Ar tai ne egoistiška? Tai egoistiška, nes tu tik tai galvoji, kaip man, aš. O tu pagalvok apie kitą, apie sielą. Tai atsiranda tas dvasinis matymas. Krišna duoda dvasinį matymą. Tai čia vienas iš stipriausių. Prieš tai man irgi buvo tokių momentų, kai aš sakau, ateinu į ligoninę ir matau, guli žmonės, tiesiog kūnai. Bet tu realiai supranti, kad ten yra sielos. Ir ta siela, jinai tuoj išeis. Ir jinai ten spurdosi, jinai vyksta kažkas, ta kova, jinai tuoj turi išeiti. Ir kai yra tas nežinojimas, tas neišmanimas, apie kurį kalbėjom šitam posme, viskas žmonės yra baisu, tu žiūri į akis ir tu negali ašarų sulaikyti, nes tau skauda dėl to, kad jam skauda, tu matai, kaip jis kenčia, jo akis tokios išsigandusios ir jisai nenori išeiti, jis nežino, kur jis išeis, nežinomybė, kas bus po to. Ir jisai gulis jaučia, kad to išeis. Ir tai yra antiek skauda, antiek sunku. Ir tu turi tada tą dvasinį matymą, tu supranti, kad jis yra dvasinė siela. Tai yra vienas iš tokių
Buvo daug tokių. Kasdienybė, nu tai tavo veikloje, viską, žinai, kaip tu gali tą tokį įgyti dvasinį matymą, pirmiausia, bendrauti su tais, kurie turi tą dvasinį matymą, nes paprastai mes perimam savybės, o kitas dalykas, viską, ką tu darai, sudvasink, bet kokią savo veiklą. Sudvasink tą prasme, kad jinai gautų prasmę, tavo veikla, susiek su viešpačiu. Vat, pavyzdžiui, kažką tai darai ir pagalvok, nu, vat, kaip aš galėčiau pasitarnauti viešpačiu ir kad jinai būtų viešpačiui naudinga. Ne man, o viešpačiu. Arba bachtams. Tiesiog patenkinti bachtams. Bet ką, nesvarbu, ką tu darai. Bet pavyzdžiui, aš einu į darbą, neužsidirbu pinigų ir aš galvoju, aha, dabar taip. Nu tai ten mokesčiam, tam, maistui. Ką aš galiu padaryti dėl bachtų? Aš galiu pagaminti kažką tai dėl bachtų, aš galiu namahatą padaryti, aš galiu draugų pasikviesti. Aš galiu paaukoti tos pinigus, aš galiu nusipirkti kažkokių knygų, aš galiu kažkam tai kažką padovanoti, kad ir mažą smulkmenėlę, aš galiu nueiti į dvaraką ir dvarakui nupirkti saldainių dėžutę, paimti tą saldainių dėžutę, nu aš kaip smulkmeną sakau, ir padovanoti, pavyzdžiui, darbę kažką tai pavaišinti. Bet ką tu darai, susiek tiesiog su Krišna, su viešpačiu, bet kokią savo veiklą. Tu tvarkai namus, man kaip anksčiau būdavo, jėtus, nu nenoriu aš grįžti jau po savaitės darbų, nu nenoriu aš tų namų, žinok, tvarkyti. Nu nenoriu, aš noriu pagulėti ramiai, paskaityti Šrimad Bhagavatam, man kaip gerai. Ir čia veikla, supranti, su Krišna. Bet aš turiu namus tvarkyti. Jeigu aš gyvensiu kaip neval, tai bus neišmanimas, ateis neišmanimo gūna į mano namus. Tai ką aš turiu daryti, aš tvarkau. Tai kaip aš tvarkau? Aš ateinu, žiūriu į grindis ir galvoju, jeigu aš dabar sutvarkysiu, taigi Krišna matys švarius mano namus. Ne savo sutvarkysiu, o dėl Krišnos, dėl mokytojo. Ir kai aš plaunu tas grindis ir galvoju apie Krišną, mano visai kita nuotaika. Aš jau pereinu į tarnystės nuotaiką. Tai viską, ką tu darai, tiesiog sudvasink savo veiklą. Ir tavo gūnos po truputį keisis. Eisi labiau į satvą gūną. Nu, tai va, Hari Krišna. Krišna. Nežinau, transliacija turbūt jau baigėsi. Šrimad Bhagavatam ki jai. Vančia kalpatrubasya kripa sudreva čia patitanam pavanebjo, vaišnavebjo, namo namaha. Reikia Nirsimhai dar pagėduoti už trakomis kažkaip. Namaste Narasimhaya Prahlada Pradadaine Hiranyakashipurvakshaha Shilatankana Kalaye Ito Nisimho Karato Nisimho Yato Yamitato Nisimho Bahir Nisimho Irdahir Nisimho Narasimha Madim Sharanam Prapadim Tavakara Kamalavarina Abuta Shringam Dalita Hiranyakashipu Tanu Bringam Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Tavakara Kamalavari
Kasha Hiranyakashipu Tanu Bringam Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jaya Nrsimha Dev Jaya Nrsimha Dev Jaya Nrsimha Dev Jaya Nrsimha Dev Jai Prahlada Maharaj, Jai Prahlada Maharaj, Jai Prahlada Maharaj, Jaya Bhakta Prahlada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Gurudev. Shri Nrsimha Bhagavan aqui, Prahlada Maharaj aqui, Srila Prabhupada aqui, Gaura Pramananda, Hare Krishna.